tai valandėlį aš labai daug galvoju, ką aš galėčiau jums pasakyti. Aš turiu įvairių patirčių. Esu dirbus su negalią turinčiais žmonėms skirtingose situacijose. Aš esu dirbus su epilepsija sergančiais žmonėms kaip socialinė pedagogė. Aš dirbus Panevėžio reabilitacinio ugdymo centre su vaikais turinčiais protinę ir fizinę negalę. Esu atlikus praktiką Ventos pensionate, irgi žmonės su protinė negalė. Iš tikrųjų, sunku buvo išrinkti kažką labai tokio, žinot, svarbaus. Bet galvoju, tikriausiai reikia papasakoti tai, kas svarbu man. Kai man buvo 19 metų, aš dirbau reabilitacinio ugdymo centre, tai buvo per vasarą, 3 mėnesiai. Ten buvo mergaitė, kuri 10 metų, jis sirgo raumenų atrofija. Tai yra nyko raumenis, kai aš atėjau dirbti, jau jinai tik tai gulėjo. Man 19 metų jaunam žmogui didžiausias įspūdis buvo tai, kad šokas įspūdis, tas vaikas gulėjo jau lovoje, bet jis planavo ateitį, kaip jis mokysis, kaip jis išmoks kompu naudotis tą kitą programą, kaip jisai klausysis muzikos, kaip jis susikurs šeimą, kaip jisai sieks karjeros, kaip jis norės vieną, trečią, kitą, to paties, ką nori kiekvienas iš jūsų. Prieš paskutinę mano darbo dieną jinai mirė, nes tiesiog nyko raumenis ir tokia pabaiga buvo labai tikėta. Bet sunkiai sirgdama, ji nė karto nepalūžo. Ir ji iš tikrųjų norėjo to, ko nori kiekvienas iš jūsų. Tad aš manau, kad tas neįgalumas, aš taip galvoju, tai yra apribojimas. Taip, neįgalumas apriboja žmogų, bet jis jo nepadaro kitokiu. Jis yra lygiai toks pat, su lygiai tokiais pačiais norais, svajonėmis, tikslais, poreikiais. Tiesiog galbūt tam tikrose situacijose žmogus yra apribotas.